juos pagerbti, bet taip pat ir patys pasimokyti, kaip reikia mylėti tėvynę, mylėti artimą, mylėti save. Taigi, mes taip pat ir užmirusį Aleksą. Paveskime. Ir tas yra labai skaudu, kad žmonės žūsta ne mūšyje, jeigu jie gina laisvę, tėvynę arba dar ką nors kitą, bet išduoti. Kuris nulėmė ir anapusinį mūsų dvasinį, kitapusinį gyvenimą. Todėl ypatingai verti pagarbos pareiga pristatyti tą istorinį kontekstą, kaip atsitiko visi šitie įvykiai, kuriuos mes šiandieną minime. Kada kūrėsi partizanų būriai Daugeliškio valsčiuje, 45 metų sausio mėnesį vadas Jonas Kamarauskas Karijotas. Mazgelis, slapyvardys bus reiškia. Iš Joniškės kaimo, čia prie Kazitiškio. Jeronimas Bubulis, žvejys iš Ožionių kaimo. Alfonsas Jarmuška Udras iš Janionių kaimo. Antanas Kondratavičius Liepa iš Padysnio kaimo. Kazimieras Kondratavičius Žagrė iš Padysnio kaimo. Kazimieras Luneckas Garsys iš Rėksniškės kaimo, Mykolas Mačkinis iš Ožionių kaimo, Gubertas Panavas iš Vosiulių kaimo, Kazimieras Panavas iš Vosiulių kaimo, Vincas Panavas iš Vosiulių kaimo, Albinas Pečiulis Viturys iš Navikų kaimo, Kazimieras Petrauskas Gruodys iš Seniškio kaimo, Edvardas Peviškis Naras iš Ignalinos, bet jis iš kitur yra kilęs. Henrikas Peviškis Lakūnas. Petras Kunčikas Žaltys iš Bajorų kaimo. Kazimieras Stanėnas Pipiras iš Makniūnė Laukės kaimo. Kazimieras Šukys Putinas iš Kukoriškės kaimo. Dviejų žuvusių partizanų žinomi tik slapyvardžiai Erdvilas ir Varna. Mūšio metu buvo suimtas partizanas Antanas Panavas, Treniota, iš Mažėnų kaimo, sušaudytas 46 metų gruodyje. Taip pat buvo suimta Marcelė Padvaiskienė iš Akrėmių, apie kurios likimą gal kas nors čia trumpai papasakos. Jis yra labai tragiškas. Mediniam namelį, kažko liūdimo tolesena, o liūdimo tolesena, o tu lauki, kas vakarą rytą ir žiūri į kelią liūdną. Tėvynė aukos reikalauja, nesuriš mus gretų, nieks vergovės pikta grandinė, neišmokom sulinkt prieš atėjimų įstatymą naują savo brolį. Išėjo ginti tėvynės broliai, tylus bet narsus kaip sakalai. Istorikai yra surašę smulkiai istoriją. Aš turbūt jos ir nežinau gerai ir nesikartosiu tas, kas buvo čia pasakyta iš istorikų lūpų. O mūsų pareiga, šventa pareiga, turbūt, kad to istorija neliktų vien tik tai vienai. Tokį atsitikimą, kad buvo paskutinę dieną, aš buvau su šiais vyrais, kurie žuvo. 45-ais, kaip girdėjot, sausio 14 žygiavo Jakėnų kaimą. Jis įstojo 4 sodybose. Kadangi aš ryšius palaikiau su Erškečia kuopa, visada ten buvo mano brolys Vaidila. Išlakstyti visi takeliai,
man labai sunku kalbėti, kadangi aš kalbu iš lūpų į lūpas, išgirdusi žodžius mano mamos, Zosytės Šimkūnaitės Ruzgienės, kada šituose namuose rinkdavosi šitie čia partizanai. Vienas paminklas, priminantis mūsų lietuvių kovą už nepriklausomybę. Tai daro mums, mūsų parapijai ir garbę, ir pasitikėjimą, kad iš mūsų parapijos yra kilę daug. Pagulti tave ant akmenėlių, o šalia tavęs kraujo klanai. Čia pusę dienos. Labai gerai prisimenu kitą dieną, kai per mūsų kaimą, pro mūsų gryčią vežė rogėmis. Šitą žemę turi tokią pačią dvasią, tokį patį kvapą, kaip Kalniškės mūšio vieta. Prieš kurį laiką buvau Lenkijoje, kur buvo Lietuvos partizanai. Daugel krito sūnų, kaip tu lapų rudens, baltveidės oi verksnės mylėjo, žaugina užnešiojo ant balto rankelio. O, žaugina užnešiojo ant balto rankelio.